Seime vykusioje mokomojo Europos parlamento nacionalinėje sesijoje jaunimas diskutavo ir rengė rezoliucijas dėl jaunimo garantijų iniciatyvos, aktyvesnio piliečių dalyvavimo ES veikloje, nevyriausybinių organizacijų įtakos ir svarbos ES. Renginio tikslas stiprinti Lietuvos jaunuolių žinias ES viešojo gyvenimo klausimais ir socialinės jų kompetencijas, bei atrinkti delegatus į tarptautinę sesiją. Istorinėje kovo 11-osios akto salėje apie 100 moksleivių iš visos Lietuvos. Prieš mėnesį dalyvavę čia surengtoje tarptautinėje mokomojo Europos parlamento sesijoje ir dėstę savo požiūrį į visai Europai svarbius klausimus, kai kurie iš jų šį kartą turi svarbių pasiūlymų Lietuvos politikams. Man iš ties yra malonu, kad mokomasis Europos parlamentas, jo aktyvi veikla neslopsta. Ir aš pasakysiu dar daugiau. Jūs labai pasirinkote teisingą šį kartą pavadinimą. Virusas plinta. Iš tiesų, pozityvusis europinis virusas turi plisti. Jie svarsto taip pat svarbius klausimus apie nepilnamečių, apie balsavimą rinkimuose, įvedimą naujos tvarkos ir ankstesnės amžiaus ribos įvedimą, kad jaunimas galėtų balsuoti rinkimuose nuo 16 metų. Diskutuoja apie žemės ūkio reformą, apie saugumo klausimus ir įvairius kitus klausimus, kurie šiuo metu yra svarbus ir aktualūs visiems žmonėms, ne tik kažkur Europoje, bet ir čia Lietuvoje. Mes svarstame, kad reikėtų leisti balsuoti nuo 16 metų. Tai mes matom tendenciją, kad ir Australija tai svarsto, Didžioji Britanija, tai jau yra įteisinta Austrijoje ir kai kuriuose Vokietijos federacijos žemėse. Ir mes matome, kad kadangi pasaulis senėja ir kad jaunimas nėra taip atstovaujamas plačiai, kad tai tikrai padėtų padidinti jaunimo atstovavimą. Ir va, kaip tik dabar buvo labai ilga diskusija apie tai, ar tai turėtų būti priimta ar nepriimta. Ir va, lauksime balsavimo. 3 dienas vykstančios sesijos metu delegatai rengia rezoliucijas ir balsuodami išreiškia bendrą poziciją konkrečiais klausimais. Pavyzdžiui, šį kartą mokomasis Europos parlamentas išreiškia didelį susirūpinimą ir dėl susidariusios padėties Ukrainoje, ypač pabrėždamas panaudotą agresiją abiejose barikadų pusėse. Moksleiviai kviečia Ukrainos valdžią įsiklausyti žmonių valią ir veikti atsižvelgiant į protestuojančių piliečių reikalavimus. Grupė žmonių parašė mūsų viešą nuomonę, kuri bus paskelbta ir tiesiog, kad parodytume, kad Lietuvos jaunimas irgi domisi situacijoje Ukrainoje ir kad turi apie tai nuomonę. Mes sprendėme Sirijos pabėgėlių krizę, kuomet vien iš šalies yra pabėgę 3 milijonai žmonių ir pačioje šalyje yra 6 milijonai žmonių, kurie neturi namų, nes tiesiog jie išėjo iš miestų dėl savo pačių saugumo. Ir mes galvojame, ką ES galėtų padaryti. Mūsų komitetas, kad tiems žmonėms galėtumėm padėti. Mes turėjome parašyti planą ES, kaip iki 2020 metų, kas turėtų būti daroma, kad ties skurdo riba gyvenančių žmonių skaičius sumažėtų bent 20% nuo to, kaip jis yra dabar. Mūsų veiksmai siūlomi buvo įvairios ir jaunimo praktikos, švietimo ir verslų bendradarbiavimas. Ne tik išplatinsime rezoliuciją, bet ir kalbėsime su mūsų valdžios atstovais. Stebėdama būtent šitą jaunimą, jūs vadinate juos žiedu. Ir sakykite, kiek yra brandus jau jų sprendimai, jų diskusijos jūsų akimis? Suaugusio žmogus. Mano požiūriu, mane iki šiol šitas projektas, atsiprašau, šnekamąją kalbą pasakysiu, veža. Nes kai matai tokį jaunimą ir tokį brandų ir motyvuotą ir besidominti, tai tikrai tiki, kad gali būti pokyčiai Lietuvoje. Ir jau tie, kurie dalyvavo, per daugiau kelis kartus. Net kelias dešimtis kartų yra ir tokių, jie pagauna MEPO virusą, kaip mes vadinam, ir jie nori pradėti veikti viešajame gyvenime. Ir jau pradedam imtis veiksmų ir rengiamės netgi užsiimti Europos parlamento rinkimų stebėseną. Moksleiviai sesijose dalyvaujantys po 3., 4. ar 5. kartą pabrėžia, tai padeda išsiugdyti daugiau pasitikėjimo savimi bei tikėjimo tuo, ką darai.
Vienas dalykas tai tikrai labai padeda dėl viešojo kalbėjimo, jautiesi daug drąsiau kiekvieną kartą ir tai tikrai labai pritaikomas įgūdis yra, dažnai tenka viešai kalbėti ir ta drąsa atsiranda. Kitas dalykas, argumentavimo kažkokių tai įgūdžiai vystosi, šiaip supratimas apie pačią ES instituciją, kaip viskas vyksta, visas sutartys, posėdžiai ir taip toliau. Tokios praktinės žinios, kurios šiaip yra naudingos kiekvienam europiečiui. Kuo dabar užsimate, kur mokotės? Studijuoju 2 kurse ISM vadybos ir ekonomikos universitete. Šitoje sesijoje aš esu pirmininko pavaduotojas, tai būtent išmokau, kaip formuoti komandą, kaip padėti surinkti iš komiteto tas skirtingas idėjas, kaip padėti nariams pasiekti tikslo nusibrėžto būtent komiteto. Tai aš manau, tokios šiek tiek lyderiavimo pozicijos tai tikrai labai padėjo. Pradėjau dalyvauti praeitais metais, čia buvo tiesiog draugai pasiūlė ir prieš tai dar nieko nežinojau apie šį dalyką ir atrodė įdomu ir tiesiog galvojau, kodėlgi ne, tai taip ir įsiliejau. Tai yra įdomu. Tikrai labai įdomu ir tikrai labai užkabina, kai nuvažiuoji pirmą kartą susirandi draugų, sužinai labai daug naujų dalykų ir tai tikrai paskatina toliau tęsti šią veiklą ir tikrai nesinori baigti niekada, vis nori dalyvauti ir dalyvauti vis daugiau ir daugiau. Seimas tikrai ilgalaikis mūsų partneris ir kiekvienais metais, jau 10 metų, rengiame nacionalinės sesijas čia Seime ir tikrai jie parodė mums išskirtinę, pasitikėjimą ir pagarbą, leisdami mums dirbti šiais metais kartu su ES generaliniu sekretorių posėdžiu, kuris vyko vakar. Tai tikrai turbūt ta partnerystė, ilgalaikė partnerystė yra pasitvirtino ir vaikams tai irgi yra unikali galimybė daugeliui tai pirmas kartas, kai jie ateina į Seimą, gali susitikti su politikais, pasikalbėti su jais, pasidalinti, ne tik išklausyti, bet ir pasidalinti savo požiūriais. Tarptautinis projektas Mokomasis Europos parlamentas skirtas bendrojo lavinimo mokyklų vyresniųjų klasių moksleiviams. Per pastaruosius 2 metus parlamentas intensyviai plėtė savo veiklą. Lietuvoje buvo surengta 20 tarpinių, 5 regioninės, 4 tarptautinės ir nacionalinės sesijos, 5 mokytojų mokymai. Mokomasis Europos parlamentas skatina jaunuolius domėtis, gilinti žinias ir supratimą bei padeda jiems susidaryti savarankišką nuomonę ir poziciją svarbiais Lietuvos, Europos ir pasaulio viešojo gyvenimo klausimais. Simuliuodami Europos parlamento veiklą, dalyviai susipažįsta ir gilinasi į aktualius įvairių sričių klausimus.